Na, tai sakykit, kaip pradėjot savo karpinius, nuo kada čia viskas prasidėjo? Nu, karpyti, tas karpimas man patiko nuo pat vaikystės, nuo pat mažens. Ar to apie tuos lapus pasakyti? Pasakykit. Nu, tai va, dar į mokyklą neįdama, bet kažkur tai tokia būdavo mintis, eini pro varnalėšas, labai dideli lapai buvo varnalėšų, labai. Nu ir pavykdavo susilankstyti į 6 dalis, į 4. Ir nu kaip ten pirštais ir prasiduri skylutes ir išleidai ir jau gaunas ten, nieko ten nesigauna, bet vis tiek didesnį, mažesnį skylutį ir labai gražu. Nu, paskui jau paaugau, vis tiek labai buvo gražu, nueidavau pas kaimynės, tai tiesiog akį verdavo tie karpiniai, bet nebuvo popierių tuo metu. Tai tie savo laikraštis tas rusiškas, tai atsikerpi kraštelį balto, dabiškai, kad ir raidžių lienka viršui, tai nieko. Nu ir iš karto jau dantukai gaudavos, tokie tik dantukai. Ir kada jau pradėjau mokyklą, tai mano metų buvo draugė su manim ir pas jos mamą užeidavau, pakeliui buvau, nes į mokyklą 7 kilometrai pradinukį. Kokią mokyklą ėjo? Laskūnų mokyklą ėjau. Nu ir labai pas ją irgi tais pats laikraščiais, kraščiukais tais apkarpytaliai, plačiau apkarpydavau. Tas lentynėlės, kur padėta ten kažkas būdavo. Nu ir dar pas juos buvo, čia kaip pokaris buvo, tai dūminį grinčią, kaip vadinom mes, dūminį. Tai labai ten juoda, tamsu, tai ale vis tiek būdavo apkarpyta, tie jau karpiniai tokie juodi, bet nu, savotiškai tos skylutės visos matyti būdavo. Nu, ir aš prašydavau, kad jau paskolytų man žirklas ir kad pamokytų šiek tiek. Tai gera buvo labai moteriškai tokia juodienė ona. Nu, tai jau iš senų laikų? Taip. Jinai buvo, kaip sakiau, kad tarnaus pas aukštuomenį, pas ūkininkus ir kunigo buvo tokie jau ten pagelbiniai tarnaitį prie šeimininkės. O toj šeimininkė labai jau mokėdavo gražiai karpyti. Nu ir jį buvo pramokus jau toj moteris. Oi, Smetonų, taip, čia prie Smetonai, taip. Nu ir po biskį, nu ir daug metų, dabar man 62 metai, tai vat atmetus kokius 5 metus, 6, tai va tiek ir karpau, tiek pirštai šitį karpų. Na ir paskui pas kitą tokia siuvėja buvo Šimukauskaitė Nelė, bet jinai jau jos buvo kitas darbas, jinai karpydavo, reikdavo su pieštuku piešti, tenai kokius gyvūnėlius ar gėlės ar kažką ir tada tokį tinklą padaryti su liniuote, kad liktų tie iškarpyti daiktai ant to tinklo. Tai tada jau nelabai buvo iš pradžių gerai. O ten kaip su peiliu niekur negali, tokias čia mano toks stilius, kad peiliu aš nenaudoju jokių peiliukų. Tik tai smailo žirklutės, tai kada čia išpiešta, tuos langelius reikia iškarpyti, prasiduri žirklim, tai manau ir dabar pirštai net yra tokie, sakėtie, prasiduri ir tada ištiko aplinkoje, eini, iškarpai tuos jau tą tinkliuką, o tas jau vaizdelis lienka, ar gėlės, ar paukščiukai. Kažkas. O tai su peiliuku pjaustai? Ne, jie irgi tik su žirklim, taip. Ir paskui, kada jau čia Vilniuje žiūrėjau tų darbų visų, tai taip jau šnekėdavau, mes sako, negalima peiliukų. Su peilis, o kitas pjaustymas yra. Taip, o čia su žirklutim. Taip ir dabar yra tokių mažų žirklučių, kur labai smailiukės, tai labai gerai. Labai, o tada tai tokius didelės buvo žirklės. O tokiom karpiau. Neturiu dabar senovinės, tokios labai senos. Taip, o dabar tai yra mažų tokių labai gerų smailiukių. Mokykloje karpiau. Karpiau jau aš ir užkrėtus buvau ir kitas mergaitės karpyti. Buvau tokia jau. Bet, žinot kaip, tada jau man buvo gali, žinau, kokie jau gali 12 metų, jau buvau stipri. Tai tada labai jau atsirado popierių, iš Kauno parveždavau, bet tokiais lapais, keturkampais, tai reikdavo suklijuoti. Tai ten jau man gatavai būdavo paruošę. Ir išmierodavau langus, kokių reikia ilgių.
Ir kad būtų, va, ten, pavyzdžiui, vienam kambaryti 2 langai ar 3, tai kad jau būtų vienodai labai, tai galima susidėti tuos popierius visus iš karto, bet nekerpa žirkliais būna ten, kokį susidaro 12 sluoksnių, tai negali paimti. Tai tada atskirai, bet, nu, kada piešiu, jau to daugiausiai tų jau su gyvūnėliais norėdavau. Tai kada piešiu, tai nu, atskirai tada jau tą referatą tokį pasidarau. Nu, pavyzdžiui, Velykom, tai ne taip kaip dabar tuščias kaimas. Čiagi kaimas būtų, o kiekvienam gryčioj, tai merginų po 2, po 3. Nu, tai buvo tokių, kur mokėjo, ne aš viena mokėjau daugiau, bet nu, kiekviena atskirai. Nu, ir tada turi apsikarpyti. Jeigu jau katra mergina neapsikarpius tų jau langų, taip, va lempa, tai būdavo tokie abažiūrai apvalūs, nu tai ten apklijuojama, šventi paveikslai būtina jau turi. Tada buvo didžiausia mada, va čia dabar va kažkur tai yra, nematau, kampinys. Va šitie va maži daikčiukai, va, tai čia reiškia kampinį. Taip, į kampe va būna, taip, kampe va, trikampis toks įdėta, tai ten kas stovėdavo kryžiukas, stovėdavo žvakė, nu kažkas tokio švento. Ir būtinai jau tą kampinę gražiai reikdavo iškarpyti dar, kai būdavo tokia mada, buvo iškarpai daugiausia 2 paukšteliai, kada sulankta per vidurį, tai 2 paukščiukai ir užrašas didelėm raidėm arba iškarpyta, arba ten jau užrašydavo plačiai. Sveiki, sulaukim šventų Velykų, arba sveiki, sulaukim šventų Kalėdų. Tai taip jau, nu, gražu jau būdavo. Tai tas užrašas irgi iškirptas? Iškirptas, jį tas raidės nusipiešė ant to tinkliuko ir lienka. O jeigu ne, tai, nu, flamasterių tai aišku nebuvo, bet buvo pieštukais spalvoti. Tai užsirašydavau, jau susitarė mes, pačios užsirašydavau, nes, žinot, turėjau daug darbų. Ir buvo laiko, to aš nežinau, kad taip buvo. Nu, žiemą buvo laisvesnis laikas. Bet tai pagrinde Kalėdom ir Velykom. Kalėdos, Velykos, nu yra atlaidas. Pas mus Švento Antano jau birželio 13. Tai labai dideli atlaidai būna. Nu tai tada irgi jau, kur jau svečių laukia. Nu tai va iškarpyti reikia, tai popierių prineša man to, tai užsirašau. Tų spintų ant lentynų susidedau, kanukas. Nuolepdau, jau nesuspėjau, tai... Jau atlaidas, tai net ir iki ryto 4 karpyti reikia per naktį. Tai buvo žmonėms, žodžiu, jie paprašydavo? Taip, paprašydavo, bet nieko, žinokit, nebuvo mados. Nebuvo mados, kad kas nors pasiūlytų arba pagalvotum, kad čia man ką duos. Nu ne, nebuvo mados. Arba paskui ir prieš Velykas tai ir tų kiaušinių marginimas ir skutinėjimas, aš ir skutinėjau. Tai kad tau, nu ir kas, nu ką, tik tai va pasidžiaugėti, va viskas gerai. Nu, da, va toksai paprasčiausias, čia galiu prie karpimų nepritinka. Pavyzdžiui, kai numiršta žmogus, tai, nu, gėdo reikėjai. Nu, kad būtų mada, kad jie mokėtų suveina 10, 12, bet, nu, ačiū, va, vakarienę tą pavalgį ir viskas, o dabar jau man. Nu, tai jau čia šitas neįdomu, ale vis tiek. Įdomu irgi. Tai va, nu, paskui taip labai piešti mėgdavau piešti. Buvo tokia mada, bet dabar jau neišlikę nieko ant to kieto popierių, ne fanera, bet fanera vadinus. Tai būdavo, aš piešdavau ant sienos didelius tuos piešinius labai, nu, maždaug 2 metrai ant metrų ar ten kaip, tai, nu, tada tokia mada buvo, kad, va, pavyzdžiui, vanduo toksai būna, briedžiai tokie, medžiai, nu, lyg ir neblogai išeidavau, bet dabar jau viskas išnyko, jau dabar nieko nėra. Bet su kokiais dažais? Aliejiniais dažais, o, paprasčiausiai pasidarai jokią spalvą, nu, ir paskui siuvinėt labai mėgdavau. Labai čia va išlikę. Bet šitą jau jūsų? Taip, jau čia mano siuvinėta. Nežinau, gal man buvo 12 metų ar kiek, negaliu dar pasakyti. Nes jau ir dėmėta tokia ir buvo išmesta į aukštutį, kur, ale paskui žiūriu, kad čia man visai tai gera, čia gyvena naminių linų kokio. Ir šiaip va, nu, labai dar nesigirint, bet mezgiau paduškas, va, tas, ką vadydavau iš lenkiškos stavkos. Tas, nu, tas mezginys į galus. Tai irgi neblogai mokėjau megzti tą. Tai turite dar šitų? Yra kažkur tai, bet čia dabar neturiu po ranką. Kažkur dėžė yra sudėta. Yra dar likę ir dar užvalkalų yra keli. Motyvas tai daugiausia būdavo taip,
lelijus, kad būtų daugiausia lelijų žiedai. Ir paskui, čia dabar aš tokių neturiu piešinių. Tokie buvo paprasčiausiai, kai yra dasta, sakykime, tokios gėlės aplinkui, kaip čia dar pavadyti kitaip, kaip ne orchidėja, bet, vienu žodžiu, paprasta gėlė, kaip čia dabar jums paaiškyti, kad būtų aiškiau, kokia čia panaši, kai linelė dabar vadinasi, yra linelės žiedai tokie. Tai maždaug tokio motyvo, tik tai padvigubini tuos lapelius, viduryti irgi pabanguoja viską ir ant to tinklo, tai tokie išeina 4 gražų žiedai, ir lapai turi išeiti, taip daugiausia būdavo, o paskui šitie, kur jau dabar, kaip čia pasakyti, nepiešti, bet pavyzdžiui, tokį, tai čia nieko nereikia piešti, čia susilankstėjai ir kas į galvą šovė tą ir iškarpėjai, tik tai labai, pakartot nemažai, vis tiek kitą išeis. Tai tiek. Čia Lietuvos šimtmečiai? Čia Lietuvos šimtmečiai, šitas maždaug apie Lietuvą jau čia, Rūta, darželis ir lelija per vidurį. Taip jau atrodė man. Tai va. O dar, sakė, ten žmogaus gyvenimo irgi mėgot? Mėgdavau, bet čia išlikę jau nedaug, daug ir jau ir suplyšo, ir išliep motyvas karpyti, kad kopin galvą šauna. Taip ir, kad taip labai norėčiau, ką atsisėdu, šiandien yra akvatus, nežinau ką, ale nieko, pirmas dar nelabai, paskui tai savaime. O dabar ir viršui. Nėra vienodų. Man vienas stepa puola, kitas stepi. Čia gabalais, nes daugiau negali karpyti, kokias 6 linkas, 8 sudėjus. Tai vienu. Ir šitų be piešinio tiesiog? Be, čia šitie be piešinio. Piešiniu ten, kur jau tie didesni. Tai su piešiniu tas, kur dabar tie paukščiai mėlyni, tie voverį šitie. Taip, su tinklu. Tai čia reikia piešti už šitą. Su pieštuku nusipieši. Tai ant stalo, kur šitas mėlynas, tai čia jai piešti. Tai labiausiai tai vertindavo šitą, pavyzdžiui, kaip šitas viršui, čia kapų, čia raselės nuotrauka, kapai ir tai jam labiausiai išsišnės, čia ką matau, tai šitie dantukai tai labiausiai gražu, man tai niekiek negražu. Ir dar atvirukus, sakėt, karpydavot šiek tiek? Tai atvirukai, tai dabar, aš nepasiruošiau, niekas man nepasakė. Aš pavyzdžiui, kai man ženimus ir kaimynai, tai aš iškarpau, išeina, maždaug tokių formatų. Tada paklausiu, kokia spalva tinka, tada užklijuoju ant to jau popierio. Tai kaip, ten tokius balandžius, žiedus, pridedi ten kokias rožės iš šonų iškarpai. Tai, gražiai atrodo, labai gražiai, kiek jau aš čia padovanojus, tai visi džiaugias. Arba čia tokių ir, manau, pavyzdžiui, metų būna jubiliejus, arba tas būna vestuvės 50 metų, tai, sako, mes turim daug metų, kartais susitinkam, tai sako, tavo darbai pas myra. Džiugina žmonės. Taip, tai žinai, rankų darbas, neįtepiau tik gražuolę kažkaip, tai ir aš ir pati labai džiaugiuosi, jeigu kas rankų darbo duoda. Bet tos atvirukus, tai jau čia senais laikais tokių nedarydavo, čia dabar kažkur. Dabar, čia kokį maždaug 20 metų atgal, o anksčiau tai nebuvo tokios mados. Čia sakau, aš nieko gero neturiu, aš turiu Vokietijoje labai jau gerą draugę, tai aš jai visada iškarpau Velykų, mes tik tai Velykos Kalėdos jau susirašom. Tai visada jau aš siunčiu jai savo, o jinai atsiunčia man, jinai siuvinėtą atvirutę atsiunčia. Tai va tiek. Dar kelius žodžius norėčiau paklausti šiaip iš gyvenimo. Jūs sakėte, pieniniai dirba. Tai aš visur dirbu, mano specialybė. Aš 17 metų, tai aš išsimokiau siuvėją ir aš siuvau iš siuvimų, čia pas juos, ką atitekėjau, tai mes tik tai ir gyvenom iš to. Aš paltus siuvau, kostiumus, viską siuvau. Aš labai... Kaip siuvėja buvo? Taip, siuvėja. O čia tai šitas jau čia pagelbinis darbas, kadangi po metų gimė mūsų toj dukra, po 2 metų, ir nesveika ir viskas, man viskas nutruko, aš niekur negalėjau atsitraukti nuo jos. Cerebralinis paralyžius, jinai dabar be kalbos, be nieko, viskas. Tai tada namie tokie visokie darbai. Čia negalvokit, kad šitas namas buvo, kaip aš atėjau, čia buvo lūšnelai, trubelai ant žemės sulindus ir balkė ant žemės buvo. Ir gal dūminė, ne? Ne dūminė buvo, bet tvartas buvo prie galo pristatytas.
Vienu žodžiu, tai paskui mes sutikom gražiai, gyvenom gražiai. Lipdym, susilipdym, dabar susilipdym, dabar nereikia niekam šitų barakų, bet kurį dabar dėsi. O kaip su vyru susipažinot, įdomu, kur? Kaip su vyru. Irgi labai įdomi istorija, jeigu čia tinka, tai papasakosiu. Jeigu ką iškepsime. Kaip, buvau tada kolūkio laikai, darbininkai aš ir jau siuvimą siuvau, bet ir į kolūkio darbus reikdavo eit, tai rugius kirtų man buvo, kiek čia, 18 gal metų, mes neilgai draugavom, pusę metų labai reikėjo, vestuvių labai reikėjo, nes jis vienas sūnus pas mamą buvo ir mama nesveika buvo, lovoj gulėjo. Aš ją lyginau 10 metų ir 9 mėnesius, ką patėjau. Ir jam reikėjo būtinai ženytis, būtinai, o čia va vietiniai mes, ir rugius kirsdami, būdavo jėmikiai būna, kadangi iš mūsų šeimos vyras neįdavo kirst, tai aš po to Albino eidavau imti. Ir taip po biskį gražiai, paskui taip tiesiai šviesiai ir pasakė, sako, ar tu tekėsi už mane? Man sako, labai reikia, mama sako, serga ir man labai reikia. Sako, mes čia su mama pasišnekėjom, kad, jei nesipriešysi, tai ir gerai bus, sako, aš vienas, namai, kokie yra tokie, bet susitiksim, tai paskui, o mes 3 seserys buvom, mama vieną auginomome, sunkiai augino, per karą žuvys tėtė mūsų. Ir mama sako, džiaugis vaikeli, turi pastogę savo ir tada tuo laiku nebūtų žemės, bet vis tiek turėjo jai. Tai sako, gyvensi, tai kaip dabar jau čia, gerai, atėjau, nelabai buvo gerai, nelabai lengva buvo, labai sunkiai gyvenau, labai, nuolė, ką darysi. Kiek vyrui metų tada buvo, kaip susipažinau? Jis už mane 3 metais vyresnis. Man buvo, kaip apsiženinau, tai man buvo 19, o jam buvo 22. Tai va, mes jau neapsiženinau. Nieko, taip ir gyvenau, tai aš vargu mačius visam amžiui, man nesunku buvo kažkaip tai, sesuo mano yra gerai labai gyvenu. Kaip tu tai sako ir dabar, kaip tu tai gyveni? Taip ir gyvenu, aš taip nepagyvenčiau, aš sako gyvenu, aš ir dabar, žinau, aš turiu gyvulių. Čia gal nereikia, gal iškirpsi tuos gabalus. Aš turiu ožkas 4, aš turiu vištų 15, o dava čia anūko stovi avelais, dar paruniukų prisivedę 12 net. Tai aš ten einu, jei neturi čėsų, jei per dieną ateina kartą, atneša vandenių, pašarų, bet man jų gaila, tai čia yra pašarų, aš einu per dieną 5 karčiarius. Ta viena avelai nežydų paruniukų, tai insitaisiau papoką su buteliuku, nešu pienų pagirtą. Tai va, šitą iškirpkite. O dar ir šitų, žiūriu, ravilys yra ir bičių aš laikiau. Dabar jau čia galimi tik šitas. Prieš kokį 30 metų. Jau žinot, jau buvau pabuvus aš. Tai aš dabar, taip kartais, manau, liežuvis ir dabar plakas, tada dar labiau. Sakau, aš tai dar greit nemirsiu. Aš turėsiu sulaukti gandrai, kad pas mumi gyventų vienas. Antras, kad pasistatyti kryžių kieme. 3, kad bičių turėčiau. Man viskas įsipildė. Taip, va čia buvo grūšė tokia ir gandrai tai labai gyveno pas mum ilgai, va dabar mums jie 3 metai negyvena, kažkur gal žuoja ir kaip nėra, bet yra tas gandralis ant tvartų. Ir paskui, netyčia visai bitininkas toks dulskas. Sako, pas mane yra lyšnų, tų jau spiečių, aš ten nužiūrėjau, kad pas tave tu galėtum su betim. Sakau, pabandysiu, ką žinau, ir tą spiečių atvežė, tą viliuką seną. Lyg nebejojau, aš ir iš karto pamokė, jisai labai greit. Ir paskui žinau, kad net užsiveisėjau 6 aviliai ir jau tų medaus, ką aš jas mylėjau, aš būdavau, man buvo vargas, kaip jūs buvo. Aš negaliu, pavasarį tie katinukai prasideda arba tie važiuotys, tai grožis jūs negalite įsivaizduoti. Tai čia buvo tas jau mums bitynas sode. Tai takas, manau, išmuštas, aš vis tiek nugriebi laiko, nuveinu, aš tie atsisėdu ant žemės ir grinai, bet jūs nežinot, kas tai per grožis. Kaip jos parskrenda, tokia kudluota, net negalintos laktus nukritų. A iš vidurio išlenda, tikrai nemeluoju, kokios 2-3 ir ją stumia į vidurį, ją insistumia, nes jau į tokią pilną. Ir šiaip tas atidengi tą lyg apie ir kopinį meną, o kvapas, aš dabar čia. Tai va, paskui, žinot, jos ir buvo, kiek mums kokius 8 metus.
Ir iš po žiemos, čia ne tik mūsų, bet ir daug, ir išmirė. Tos bitės liko vienas avilys ir visai silpnutis. Tai paskui jau, ir viskas, jau aš ir pati, ir sakau, ne, ir sunku, žinok, yra darbo, tai kaipgi tenais reikia prižiūrėti ir valyti, reikia mokėti. Bet man viskas gerai, knygą tokią davė, paskaičiau, viskas aišku. Ir jos išmirė ir viskas, paskui siūlinu, čia ir kaiminka, jiems spiečių, dagi turite avilių, jiems. Nesakau, negaliu, aš sakau, man per daug darbo, čia jau sirgo, ligonė visada, tai va tepa, bet jis išnyko, kryžius jau šitas pastatytas irgi labai daug metų, jisai buvo labai gražus, aukštas buvo labai, tai vieną kartą jau apačia buvo, ne žemėse buvo, bet vis tiek jau jis griau, tai jį nupjovė, jau čia 2 kartus nupjautas, bet dabar va toj kryžiauka, jau į ten aš pati lančiukėm iš užpakalių sukalta, bet jau jis čiut gyvas, bet nežinau, ar pavyks. Čia Medžionyse toksai kryždarbys, toksai gražus buvo jis labai. Ir jisai jau neblogai, mes ir mokėjom už jį, tada vadarė, ir va dabar po šią dieną yra, bet yra ąžuolų užsiprašius tokius 2 gabalus. Tai galvoju, jei greit nenumirsi, tai patį paprasčiausia, nenorėčiau, kad čia ir mergaitė sako, nenorėtume, kad iškeliautų iš čionai. Tai va tiek, pašventino klebonas, atvažiavo, pas mumi jau kaip buvom jau drūtesni, tai kiekvienus metus mojiniai būdavo, kaip sakoma, jau. Tai yra knyga, gal kada susitiksim, tai aš jums parodysiu, yra nuotraukos, yra daug knygų apie mane išleista, gal kokios 4. Tai, bet dabar nežinau, kur jūs. Tai taip ir gyvenu. O tie avilius jau čia jūs dažėt? Tai šitas va vienas liko, jau jisai tuščias. Čia jau tik tai, čia tik eksponatas jau šitas. Ne, vyras, ne. Ir va jau buvo žentas, jau Rita buvo vedus, buvo žentas, tai bijodavau, tą pusę nepainai bijodavau. Tai tik vieną kartą nežinau, kas tenai buvo. Kai aš viena būdavau, jeigu įsikopinėjau tą medų, tai vieną kartą kas tenai buvo, čia turbūt man rūchalatą kažkur, tai va čia va šitą ranką 40 gilonių, tiesiog va, kai tarka. Ir atsiginti nemažai, ir aš ir ty lauko virtuvė, ir ty kavojos, ir jos tiesiog kas pasidarė, nežinau, niekad taip nebuvo. Bet aš nealergiška, tai tos gilonius įsitraukiau ir nusutinu labai ranką, bet nieko, viskas gerai. Tai tik vieną vienintelį kartą. Šiaip tai aš, kai jau reikia profilaktiškai, tai be pirštinių, nekasdavau jūs. Ir dar man patiko šuniuko būda irgi nudažyti. Ai, šuniuko būda, tai čionai. Šuniukai, apie šuniukus, gal ponas šitas nusibausia apklausyti. Čiagi šuniukai, manau, tik tai 2 yra, o jų va iš visų yra 5. Va dabar va pats paskutinis toksai rudas, negražus toks labai. Pamirė moteriškį, ir tas šuniukas tasus po laukus, vaikai čia negyvena, tai ir jis čia mominė labai čia toli. Tada sūnus sako, ką dabar daryti, kur jį momidėta, senas jis labai sakė, virš 20 metų. Gal jis čia, sako, pasim prisiklaus, tai sakau, gerai, tegul būna, sakau, šeriu jau savo tuos 2 tai ir šitus. Kad čia va paskui, neužilgiau, vėlgi šuniukas nuvieškeliu, pas mui čia tokia vieta yra, katės šunys. Ir vėl, ir aš jį priglaudžiau, tai dabar jie abudu ir stovi, tai vienas tas labai toks, juodų ir baltų murzis, tai jis jau vadina, mes jį murzim. Tai tie abudu čia, o čia va jau kur toks va geltonas, dabar čia pas matot labai šaltinė, matot visur vanduo stovi, tai dar biskį pratraukė. Tai būna čia sausa, o dabar ir tą neturėjau čysų, aš susitvarkau, dabar jau užsiprašiu tą tokį žmogų, kad grindis sudėtų, lauke grindis, kad tam šuniuku. Tai labai gudrus šitas geltonas, tai čia jau mano. O toj, kur graži būda, tai jam ir virš 20 metų, irgi ne mano šuniukas. Tai va, būda jau jūs tai jau čia pavasarį pernai. Tai va, tiek. Vienas yra mūsų, palikloną senis, tai jau nežinau, gal 25 ar kiek, be dantų, jis nemato, ale mažiukas. Tai va, viskas apie šunis. Tai vėl grįžtam tada prie karpinių. Taip. Ten, kur mums jau paminėjot apie tą žmogaus gyvenimą, kur 4 tokie kaip tarpsniai gyvenimo, tai galit gal dar pakartoti? Pirmas tai kas yra ten? Pirmas tai yra, kaip žmogus jaunas, kaip pasakyti, ieško draugų, 2 širdys reiškia, tai vat, toks susipažinimas, vienu žodžiu jaunystė, tenai yra jaunystė, džiaugsmas.
O antras tas piešinys, tas karpinys, tai reiškia jau tenai vestuves reiškia. Ten jau balandėliai tai žiedelius atneša. O trečias, tai kregždutės lizdą velia, nu tai taip ir žmogus. Trečias etapas, reikia namus pasistatyti, reikia vaikus augyti, reikia medžius augyti. O ketvirtas, tai jau gyvenimas tulpių. Gyvenimas gražus turi būti. Ramus, gražus. Be jokių vėtrų, kad būtų tiesus. Ir dar žemiau, tada žinom, kas laukia ir kas ir viskas ir pasibaigia. 6 etapai žmogų tokį. Tik reikia, kad sektųs gerai, o mes nežinom, kaip sekas. Aš tai dar ką pasakyti, taip ir sakau, kad žmogus gimsta ir Dievas turbūt paskiria jam dalę. Ir nelabai gali įsisukti, man iš patirties aš jau sena. Taip, yra, kad čia ir tie pas mumi buvau tokie turtingi, tokie šlovingi žmonės, tokie, tiesiog, tai tik vėjas nupūtė, nieko neliko, o kitas žmogus toksai, paprastutis, tai jis egzistuoja ir jis su visais gerai, nei jis baras, nei jis pykstas. Tikrai ta vyra, aš sakau, man jau daug metų, tai aš labai tokia, matau, aš nieko nesakau niekam, bet stebiu, kaip yra. Va, 2 namai pamiškiai. O, tušti stovi vilkinyčiaus, vaikščia vilkai. O kiti tokio žmonės, Dar tuos paveikslus čia jau radot, kai atėjote tą... Taip, kaip aš atėjau 63 metais atėjau, tai šitie 2 paveikslai. Buvo dar ir kitokių paveikslų, bet jau šitie tai jau to Albino vyro mano mama. Sako, va šitiem paveikslam, tada sako, čia ne mano net jau mamos ir tėvelių, bet dar sako, tai taip jau tuo momentu sakydavau, jiems sako, virš 100 metų, tai jūs sako, neišmesk. Sakau, ne, kur aš išmesiu. Tai gal tenai tokį blizgutis jau visai supuvęs, tai čia nelabai matyti buvo karpinių. Tai iš tada ten perklijau, iš pečių užklijavau tas Jėzaus širdies, tai truputį toks jau pageltęs, nes ten turbūt eidavo oro kokio. Ir viskas, ir jie čia va tokie, tai kaip pasakyti, lyg tai namų sargai. Tai aš kartais būna, žinokit, ir sunkių dienų būna labai. Tai aš kartais taip ir pagalvoju, kad daug matyt šitoj vietoj visko ir dabar, kad nugręžkit savo švento veido nuo mane, kad aš, man nieko negaila, tik gražinos gaila. O šiaip tai aš viską pragyvenus ir man viskas gerai. Tai tos karpinius jau čia, jau turbūt keisti, ne? Čia keisti daug kartų, čia va prieš japonų atvažiavimą. Tai buvo tokia siaura tik juostelė. Tai aš tada, kadagi čia buvo pernai, galėsiu nuotrauką parodyti. Ai, pernai buvo japonai? Pernai. Vasarą, ne pernai, bet vasarą. Jie čia, liuot, užmiršau kokiu čia laiku, gal rugsėjai, kokiam ar, vienu žodžiu, rasim nuotrauko yra įrašyta. Tai va, tai tada čia biskelį, bet va, jie sako, o kodėl šitie tokie rudi? Sakau, čia šitiem rudiem, jiem gali kokį 30 metų, aš sakau, negaliu jų kibyti. Man sako, jie tokie brangus, tegul stovi. Čia, tai kol? Sakau, čia va matot, yra tulpelį. Tai nieko pasijuokim ir tiek. Tikrai tulpelį. Tai va. O tą raudoną, jeigu norėsit, galite nusikabyti, turbūt ir užrašai gali yra kokie kelintais metais ten karpyta, kad aš dabar neprisimenu. Čia visų yra už pečių užrašyta kažkur tai. Dabar, kur rodėt ten juostą susukta, tai jūs tokių prikarpytų juostų rulonėlių daugiau turite, ne? Yra dar ten, bet jau užkonservuoti jie ir viskas pasakyta. Tiek Ritus, tiek Aušra, manau, Rita ir Aušra, vyriausia Gražina. Tai niekam jų neduok ir neišlaizdinėk ir nedraskyk. Tai sakau, tai gal kam labai reiks. Ten panašus jie visi. Bet yra labai gražu, gali, jeigu jau norėsit, tai ir išsiimsim ir pasižiūrėsim. Kada. Bet jau tokie ilgi 9 metrai. Visokių yra ir trumpų yra. Tapetų karpyta, iš tapetų ten? Ne, ten suklijuota. Iš ilgesnių negaliu karpyti maždaug, kaip šitas, tai jau tokio ilgio, tai jisai geriausia karpyti. Ir tada čia reikia labai atsargiai, vienas ant kito nesideda, užsideda lygiai ir iš kitos pusės siaura juostelė. Ir susiklijuoja, kiek nori, tie gali daryti. Bet šitų plačių tai nėra suklijuotų, ten tik tai yra tie siauri. Čia iš Trakų. Jau čia seniai gali, kokie jau 10 metų. Sako, iškarpyk ilgą juostą į Trakus ten, kokiam tai papuošimu.
Tai, bet paskui kažkaip tai susirgau, aš žinau, bet aš tą juostą jau buvau pradėjus, tai va ten turbūt, kur užrašyta yra to ilga, bet tai tegu stovi dabar, o kiti. Tai, gal atvažiuosit, kad gal susigriepsit laikų, tai aš daug ką parodysiu, ten išlaisim, parodyt, paskui žinot, labaigi sunku, ten čia ne vienas tas gabalas yra. Tai aš paskui susivynioju kablienko. Yra tikrai gražių tyra labai. Tokių dalykų, čia tokių nėra, bet, tegu stovi, kada, tik tai aš bėda bus, kaip jau iškeliausiu, tai kur padės viską, nežinau. Tai žinoma, čiagi, taip negalės būti, vis tiek kažką turės padaryti. Dar truputį tada noriu grįžti prie irgi tos praeities istorijos. Jūs sakėt, kad, prieš Velykas, prieš Kalėdas būdavo ten ta mada pasikeisti tas užuolaidėlės, ant langų, ar ne? Bet kada tas baigėsi ta mada, nes paskui jau, kaip sakėt, jaunystėj karpydavo. Taip, baigės, dabar kaip čia jums pasakyti, palaukit, maždaug aš pagal mergaičių metus pasakysiu, kokiais 64. Gal apie 52 maždaug tebva. Kada atsirado užuolaidų, šitų užuolaidų nebuvo, tų ažūrintų, tokius, kur gražius, tų karnizų nebuvo, jokios mados nebuvo. Užuolaidos būdavo medžiaginiai, iki pusės langų, kad nebūtų matyti, čia užsitraukia iš dviejų pusių, o čia tas karpinys ir viskas, jokių karnizų nebuvo. Ten jau kur turtuoliai, kokie buvo tokių, bet kiek jų buvo, čia, pavyzdžiui, iš gyventojų paims 50, tai gal 2 ar 3 tokie buvo, tik tai šitai, taip. Ir jau bet tų karnizų tai irgi neturėjau. Bet ant šniūro būdavo, tik kokia jau iš Kauno parsiveža, tik iš Turgaus. O paskui jau staigiai ir visų tada jau karnizai užuolaidos iki žemės ir šitas buvo nereikalingas. Kokie? Ilgai buvo, dabar jau, kaip čia dabar Kalių bendruomenė čia atsidarė, gal dabar kokį 15 metų, jau tada jau bumas prasidėjo. Nes tavo Kalių bendruomenė. Taip, prieš bažnyčią, kur stovi, tai aš tenai buvau apkarpius, ta buvo Bernutienė, Janė, tai buvo jau viršininkė. Tai mes buvom ir įdą pamačę nuo lygiai kitap jau tenai. Tai kažkur apie 60 metrų buvo iškarpyta ir buvo visi langai apkarpyta. Tai čia prieš 15 metų jau? Maždaug, ne jau čia, prieš 15, gal dar vis ir daugiau, vėl atgal. Ir ilgai čia buvau, paskui viskas, tada žasliai. Negaliu aš dar pasakyti metų, bet ir virš 10. Tai man žasliuose, jei kada apsilankykite, tai ten viskas yra. Tai visą žaslių miestelį, taip jau su tuo įvedėja, tai aš ten važinėjau, aš būdavo atvažiuoja, mane vežas, tai jau aš kiek karpiau ir jau tai išmokėm, tada buvo edukacinės, iš vieną per mėnesį edukacinį, ten daug jau tų moterų išmokų ir buvo vienais metais, bet aš dar negaliu pasakyti, maždaug gal 10 metų atgal. Tai buvo visas miestelis apkarpyta, taip jau buvo tokia šventė, Kalėdom, žinau. Tai koks karpinys nebūt, bet ant kiekvieno langų turėjo būti visą miestelį. Tai buvo tokia šventė, investa. Taip. Bet tai dar tada grįžtų, kai jau atsirado tos užuolaidos ir kai nunyko karpiniai, tai jūs jau buvote ištekėjus, ar ne? Jo. Tai tada ne 52, gal 60? Gal 60, negaliu iš tikrai pasakyti. Jau buvo ir mergaitės, kaip sakė. Taip. Taip, mergaitės buvo. Gal ir, turbūt. Bet jau, taip, negaliu tiksliai, neatsimenu. Bet jau, žodžiu. Taip. O paskui jau čia kokiais paėmus jau, gal kokiais 70 ar vienu žodžiu, kaip čia pasakydami. Tai jau užuolaidos buvo, kaip gražiausios, dar jau ne, jau dar turi būti nuogas langas. Jau dabar ne mada, bet užuolaidų daugumoje, o čia miesteliai Kaliuose status, tai tas langas iki žemės ir nuogas ir vaikščia visi ir mato per langą. Keičiasi laikai. Taip turi būti. Gal dar ką norit mums? Kad aš nežinau, ką jums dabar pasakyti. Tas karpinys, kur sakiau, gėlės panašius, tai virš durų, tai tam irgi 100 metis, tai tai būdavo mada labai. Tokie 4 kvietkai ar kiek. Ir tai jau čia buvo labai jau populiari
Dagi pasako maždaug, va, pas tą kaimynką tep arba tep, tai ir man va tep iškarpyti. Tai va čia va irgi jau senas senutė.